Labas visiems! Šiandien aš jums pasakysiu daug idėjų, kurias galit pasinaudoti ir paprašyti dovanų kalėdoms arba gimtadieniui arba tiesiog ką žmogui nupirkti. Žinau, kad biški vėluoju su dovanų idėjom, bet galėsit pasinaudoti, kada tik tais norit, nebūtinai ir per kalėdas. Tai pirmiausia pradėsim nuo drabužių. Pirmas dalykas būtų megztiniai. Man megztiniai yra kažkas tokio, jie tiesiog tokie švelnūs, patogūs ir žiemą, ypač gruodį, tiesiog žiauriai man patinka. Toliau, džinsai. Aš manau, kad džinsų niekados nėra per daug, reikia turėti visokių spalvų, visokių stilių. Tikrai bet kada gali prida batai. Aš pati prašiau, bet ne kalėdinės dovanas, tiesiog pas mane būna mėnesio pirkiniai. Tai dabar turiu agus, labai išpopuliarėjo dabar agai su raišteliais ir šiaip agai labai populiarūs dabar. Tai vad galėtume tikrai paprašyti ir ką galiu jums pasakyti, jie yra tiesiog the best, šilti, gražūs, patogus ir tiesiog geriausias dalykas. Arba tiesiog galit paprašyti kažkokių sportinių batų, jeigu sportuojat, ar, žodžiu, ten jūsų jau pasirinkimas. Kailiniai. Tai tikrai, man atrodo, visą laiką reikia turėti kailinius, nes užsidėjus kailinius, man atrodo, tu duodi tokį rich, vibe. Žodžiu, aš jį pati paprašiau ir man tiesiog jie yra bele kaip gražus. Su žiauriai šilta ir paprašiau rudų šūpos. Tikiuosi, kad mama nupirks. Toliau yra striukės. Tikrai reikia visiems striukių. Tiek žiemos metu, tiek rudenio laikotarpiu. Visą laiką jų reikia turėti ir ilgesnių, ir trumpesnių. Ir tada tiesiog tokie dalykai, kur, manau, visą laiką reikia turėti, tai maikučių niekados nėra per daug. Tiek žiemą, tiek vasarą tikrai reikia šortų, labiau gal vasarą, manau. Bet jeigu jūs einat kažkur sportuoti, pavyzdžiui, kaip į džimą, tai tikrai prireiksiu visą laiką. Brangesni dalykai. Tai visų pirma būtų Louis Vuitton bag. Manau, kas jo nenorėtų, obviously. Jis ir gražus, ir kokybiškas, ir toks labai žinomas ženklas. Dysonas labai dabar išpopuliarėjo, visi dabar perka jį. Dabar, man atrodo, dar ir rožinis atsirado. Tai iš viso ten visi pamišę. Aš neprašiau, nes aš nelabai stailinu savo plaukus. Bet ten būna, kur tikrai aš stengiuosi dabar mažiau naudoti to karščio ant savo plaukų, nes, nėra gerai. Bet šiaip jeigu norėtumėt, tai tikrai labai geras Dysonas. Auksinės apyrankės, auksinės grandinėlės, auksiniai žiedai, auksiniai auskarai. Kas susijęs su auksu tikrai yra brangu, daug brangiau negu sidabras. Tai va čia toks brangesnis, bet manau, kad vertas. Toliau Gucci diržas. Aš labai noriu belekai. Šiaip aš nežiūrėjau, ar jie brangus, bet aš manau, mama turi, man buvo paskolinus gražus, bet aš atėmėsiu nuotrauką, kur aš belekaip tokio noriu ir man jis tiesiog yra belekaip gražus ir aš tikiuosi, kad kažkada nusipirksiu arba gausiu. Toliau čia bus susiję tokie maždaug su elektroniniais dalykais, bet vis tiek jie yra brangus, tai kompiuteris, planšetė, telefonas, didesnės ausinės arba AirPodai, laikrodis išmanus arba šiaip ten, kur tiesiog neišmanus. Kompiuterį turiu, tik reikia pataisyti, nes jis, su juo mes labai daug kariaujam. Telefoną turiu 15. Aš taip džiaugiuosi dar vis. Jis žiauriai gražus. Laikrodis, man belekaip yra gražus laikrodis dabar tas, kur toks sidabrinis ir vidury yra rožinė spalva. Gal rasiu, jeigu nuotrauką tikrai įmesiu. Ir šiaip galit paprašyti kokių išmaniųjų, bet aš nelabai noriu. Ir kažkada gal norėčiau visai didesnių ausinių. Parodysiu, mesiu nuotrauką, kur irgi labai dabar išpopuliarėjo jos, bet kadangi dabar turiu tikrai gan geras ausinės, tai man kol kas nereikia, bet kažkada manau, kad tikrai nusipirksiu. Man tikrai reikia ir aš žiauriai noriu. Tai yra planšetė. Aš belekaip jos noriu, man tiesiog padėtų video editinimui. Gal labiau nuotraukoms, žodžiu, bet vis tiek tikrai padėtų man. Ir aš labai noriu. Toliau higienos
produktai. Man šitas labiausiai patinka, nes aš tiesiog esu mėgėja visokių produktų ir visko išbandymų. Tai pirmiausia būtų tokie, kur tikrai visą laiką jų reikia, tai plaukų šampūnas, plaukų kondicionierius, kaukės būna, aliejai, tai tikrai jeigu padovanosit visą laiką jų reikės, ypač merginoms. Toliau yra kvepalai. Aš tipo jo gavau Valentino kvepalus, kuriuos bėlė kiek metų norėjau ir tiesiog aš negaliu ir dabar turiu, bet aš vis tiek dar noriu tokių Arianos Grandės kvepalų, tai gal mama nupirks. Man atrodo, kvepalų niekados nėra per daug, reikia turėti visokių kvapų, nes aš tai pavyzdžiui nesu ta, kur vieną kvapą turi ir visą laiką jo purškiasi. Man reikia visą laiką daug kvapų, nes kokia nuotaika, toks ir kvapas. Šitas dalykas labai svarbu yra turėti ir manau, kad kiekviena mergina turėtų turėti. Tai yra skrabas. Aš labiau mėgstu tuos, kur gražiai taip užsitepa, o ne kur tokie trapūs būna, nes aš dabar turiu ir man ten tipo kvepia, bet vat kas nervina, kad toks trapus ir dediesi ant kūno ir jis byra visur ir gal įmesiu nuotrauką, kurie vat tikrai geri, bet jie brangesni, aišku, bet geresni. Toliau yra Bath Bomb. Šiaip aš labai kažkaip pamažinau to gulėjimo vonioj, iš tikrųjų reiktų gal vėl kažkaip pradėti, nes tiesiog po to, aišku, jaučiuosi labai rami ir atsigaivinus. Bet šiaip reikia turėti visiems Bath Bombų. Tiesiog atrodo toks mažas dalykas, kur tikrai padės geriau pasijausti. Kaukių niekados nėra per daug. Man jau pasibaigė kaukės, aš pati mamos prašiau kaukės. Man turi visą laiką būti kaukių. Tiesiog aš jas dievinu, man tai patinka tas šaltis ir kai nusiemi tokią gaivumą. Ir šiaip būna tų kaukyčių čia, kur ant paakių užsideda, ant lūpų užsideda, visokių ir tepamų, bet šiaip man labiausiai patinka tos, kur tiesiog užsideda, ne kur tepasi. Žinau, lakštinės ar kokios ten kaukės, kaip jas vadinasi. Bet jeigu supranta, tai supranta. Toliau yra serumas. Labai tikrai yra dabar žinomas Ordinary, bet aš negaliu pasakyti, ar jis yra geras ar ne, nes vienai mano draugiai, jis žiauriai geras, o kitai mano draugiai, jis nelabai. Ir šiaip, kai kurie sako, kad geras, kai kurie sako, kad neverta pirkti, tai tikrai šitom dalykų negaliu pritart arba paneigti. Žodžiu, atsinešiau serumą, tai aš dabar naudoju tokį, kam įdomu, tikrai geras. Toliau yra kremas. Tiek veido kremas, tiek kūno kremas, tai veido kremas pagal mane tikrai yra pats geriausias, tai Bioderma, aš ją naudoju, jokių nusiskundimų neturiu. O kūno kremą tai dabar naudoju tokį, per gimtadienį buvau gavus, dar vis turiu, toks geras. Šitos linijos kremas bele kaip yra geras ir tiesiog kvapas yra nuostabus, žiauriai geras ir aš tiesiog nežinau, man atrodo visą laiką jį reikia turėti, jis jau baiginės. I'm gonna be really sad, kai jis Toliau yra vazelinai, tai visą laiką reikia turėti tiek vazelinų, tiek lūpdažių, tiek blizgių, tiek lipglosų, visokių, bet vazelinas svarbiausia, aš visą laiką jį deduosi ir tikrai daug turiu, tai aš jau daug esu prabandžius ir tikrai galiu pasakyti, kuris yra pats geriausias vazelinas. Tai šitas. Pagal mane jis tikrai yra labai geras. Kodėl aš taip laikau? Ir tikrai vertas dėmesio. Blakstienų serumas, tai aš ta, kuri iš mažyčių blakstienų pas mane užaugo iki tokio realiai ilgio blakstienos. Aš tikrai žinau, patikėkit manim, koks yra pats geriausias serumas blakstienų, kurių jūs galėtumėt nusipirkti. Pats geriausias serumas, kurį aš jums patarčiau naudoti. Tai yra šitas, pirkau iš Victoria's Secret, tikrai labai geras. Toliau yra, kur galėtumėt jūs padovanoti, arba šiaip, gal labiau padovanot, manau, tai lūpų rinkinys. Lūpoms, tiksliau, ne lūpų. Aš pati gavau anais metais
Nu, ta prasme, čia yra pats geriausias ir įdomiausias dalykas, kurį aš esu mačius, kad padovanotų. Aš turiu tokį, čia atsidaro, yra yra veidrodėlis ir yra tokia šaukštelis, norėjau sakyti šakutė. Ir yra čia serumas, skrabas, mask ir balm. Tai va toks. Ir kvepia. Ir tiesiog, aš manau, kad čia tikrai labai įdomus dalykas padovanoti ir tikrai panaudos. Rankų kremas. Aš turiu jų belekiek. Patikėkit manim. Aš galiu pasakyti, kuriuos dabar maždaug naudoju. Tai yra La Rose Paris, man atrodo, taip sakau. Žodžiu, taip atrodo. Iš tikrųjų, aš laimėjau jį, kai buvau Best Ever pamokoje, tai nežinau, naudojau. Geras kremas, manau. Nelabai pastebiu skirtumo ties kremais rankų. Man atrodo, kad visi yra rankų kremai geri, kiek tik esu naudojus. Šiaip dar daug metų tokį naudoju ir tiek mano mama naudoja. Gal aš šitaip, kad jūs matytumėt, kaip čia parašyta. Nežinau, ar perskaitysit. Tai čia yra Grown Alchemist. Nu, kažkas tokio, žodžiu. Tai irgi labai geras, nes daug metų iš tikrųjų. Nu, čia belekiek jo yra ir jūs nesibaigsis niekada. Ir dar vieną turiu, kur man draugė padovanojo. Tai toksai labai kvepia ir labai geras. Tai šitą rinkčiausi dėl kvapo. O man labiausiai patinka kremai, kurie turi kvapą. Tipo, tiesiog, šiaip kremus geriausia pirkti su kvapais, tik tais kur tepia ant kūno arba toliau yra blakstienų tušas arba šiaip makiažas, tai kurį aš irgi naudoju blakstienų tušą ir labai jis yra geras. Irgi iš ten pat, iš Victoria's Secret. Jis irgi tiek prailgina blakstienas, nu ir padažo, obviously. Tai irgi taip pat. O čia dar ir tamsina blakstienas. Ir ilgina blakstienas ir stiprina. Tai viskas viename. O šiaip iš makiažo, tai kur aš norėčiau labai nusipirkti, mėsiu nuotraukų. Bet šiaip, kur galėčiau jums pasiūlyti, kur tikrai galėtumėt nusipirkti, primeris. Štai taip atrodo, labai geras, gražus ir tiesiog the best thing ever. Purškalo fiksavimo, bet negaliu pasakyti, kad jis žiauriai geras, nes kai jis purškia, labai stipriai purškia ir kvapas, kai grinai plaukų lako, o ne, kad tiesiog, ir labai jaučiasi, tai nežinau. Iš bėdos gal, bet, Toliau reikia tikrai visiems turėti sagtuką plaukų, aš visą laiką jį naudoju, kai nupraustis. Šiaip aš nesu sagtukų mėgėja, bet tikrai, manau, reikėtų turėti. Yra dar toks dalykas, kur masažuoja galvą, aš įmesiu nuotrauką, turiu, žiauriai geras su juo naudoti ir išmasažuoja galvą ir tiesiog tada yra tiesintuvas arba šiaip kažkokie dalykai, kurie, nežinau, stylintų jūsų plaukus. Pati labai norėčiau, nors ir sakiau, kad geriausia nenaudoti karščio ant plaukų, bet kartais, manau, tikrai yra gerai. Ta prasme, galima kartais pasilepinti. Tai tiek, dabar eisim, kur tiesiog kiti dalykai. Tai aišku, kad reikia visą laiką turėti ir galit padovanoti šiltas kojines. Nupirksit šiltas kojines, tikrai nepasigailėsit. Tapkės. Aš turiu 2 tapkės, vienas tokias, kur tiesiog paprastos, o kitas, kur žiauriai šiltos, ypač žiemą. Turėti žiauriai šiltas tapkės, tai yra tiesiog šefkės. Jellycat, literally. Aš manau, kad tai yra žiauriai geras dalykas. Man bent jau, ir aš belia kaip jo noriu. Aš noriu to triušiuko tokio arba rožinio, arba mėlyno. Belia kaip. Labai noriu. Man atrodo, jie tokie yra cute. Tiesiog iš jų niekados neišauksi. Tada, kur čia labai išpopuliarėjo, tai tas Stanley, aš pati neturiu. Ta prasme, įsivaizduokit tokį dydžio nešiotis visur po mokyklą, kai dar turi sunkią kuprinę. Aš pati nepirkčiau, bet šiaip iš Stanley galima nusipirkti ir ten tos termosus visokius, tai tikrai verta. Žvakės. Žvakių visą laiką reikia turėti belekiek, aš jų turiu belekiek, turiu tiek mango kvapo, tiek rudeninis ten kvapas kažkoks su cinamonu.
ten dar bekvapės, bet dažniausiai reikia turėt su kvapais, nes tiesiog duoda to jaukumo ir kvapo labai gero. Puodelis. Aš manau, kad nėra blogai padovanot puodelį, aš manau. Aš galėčiau turėt bele kiek puodelių, tik svarbu, kad jie būtų žiauriai gražūs, cute ir nebaisius. Pledas. Visą laiką reikia turėti pledą. Nu, kas nenori tiesiog atsigulti į lovą, užsikloti pledu, įsijungti kokį filmą ir savo šiltai gulėti. Papuošalų reikia visą laiką turėti, nes tiesiog, man atrodo, tie papuošalai duoda tokio viso sudėjimo ir tada taip, pabaigimo outfito. Suprantat? Fotoaparatas, kur gali būti išsiema nuotraukos ir kur tiesiog šiaip fotoaparatas, manau, visą laiką reikia turėti. Ypač kur išsiema tos nuotraukos, tai tiesiog, man atrodo, tai yra užfiksavimas ir, nežinau, man atrodo, tos, kur išsiema nuotraukos, jos tokios gaivesnės. Bet šiaip tiesiog galit iš tikrųjų pasiprašyti fotoaparatą. Filmavimo kamerą. Tai ypač aš to prašiau ir aš nusižiūrėjau vieną kamerą, kur aš bele kaip norėčiau, bet jos taip brangiai kainuoja. Jeigu tu nori gerus. Tai čia labiau gal būtų tiems, kurie filmuoja labai daug, bet kad tiesiog dėl kelių video, tai nemanau, kad apsimokėtų. Bet aš manau, kad tikrai, jeigu ne dabar gausiu, tai anksčiau ar vėliau vis tiek aš planuoju nusipirkti. Šaldytuvukas. Nežinau, ar taip sakosi. Šaldytuviukas. Kažkaip, žodžiu. Kur mažas šaldytuvas pasistato ir galite įsidėti visokius ten veido priemonės. Tai serumas, kaukės, kremas. Belekas, ką tik sugalvosit. Bet kadangi aš labai daug priemonių nededu ant savo veido, tai man tikrai užimtų labai daug vietos ir aš net nepanaudočiau. Gal įsidėčiau ten kokius 2 daiktus, bet dėl to pirkt, tai nežinau. Pirkit tada, arba šiaip rašykit, jeigu turi tikrai labai daug tų priemonių. Tada yra kuočia, nežinau ar taip vadinasi, bet parodysiu. Aš turiu ir tokį tikrai yra labai geri ir pakeičia jūsų veido formą. Patikėkit manim, aš kadangi jau, seniai iš tikrųjų naudojau, tai gal nelabai ir matosi tas efektas, bet jeigu jūs kiekvieną dieną tikrai vakarais pasidaro tą visą su tom, žodžiu, reikia iš pradžių mokėti jomis naudotis, o tada, daryti kiekvieną dieną ir tikrai matysit rezultatus. Toliau būna tikrai visokie rinkinukai, veido priežiūros arba šiaip, kur palengvina tikrai jums tą galvojimą ir galit nupirkti ir viskas sudėta viename ir tikrai apsidžiaugs žmogus. Papuošalų dėžutė arba lėkštutė, tai aš turiu papuošalų dėžutę, bet kai kurie žinau, kad turi tokias lėkštutės gražias, į kurias tiesiog įsideda papuošalus, tai čia jau kaip jūs pasirinksit. Raktų pakabukas. Čia jau mano tema, aš turiu bele kiek jų. Jeigu nematėt, parodysiu. Turiu tokį stičą, aš tiesiog stičas, man yra kažkas tokio, nežinau, man jis toks cute ir man jis taip patinka. Čia nuo kvepalų burbulas, realiai galėčiau išmest, bet, tarkim. Čia, kur padovanojo man Ugnytė iš Madeiros, tada padovanojo man Irida toks pakabukas iš Budapešto. Tada čia man parvežė patėvis iš Ukrainos. Jo. Ir jau tenais kiti dar mano raktai. Tai žodžiu, reikia visą laiką turėti kolonėlę JBL. Reikia visą laiką turėti šitą dalyką. Būtinai. Tiek vasarą, tiek žiemą, bet kada aš manau, kad taip gal vasarą labiau naudoja. Nes važiuoja prie vandens ir tiesiog pasileidžia, bet tiesiog ir namuose pasileis per kolonėlę savo mėgstamiausias dainas ir šokt. Arba dainuot yra the best. Užrašinę. Aš turiu jų bele kiek. Patikėkit manim, per 2 namus. Tikrai turiu. Viena ten dienoraštis, kita ten, kai važiuoju kažkokias keliones susidėti daiktus, ten kita dar užrašau dainas savo, kita ten, žodžiu, bele kiek aš turiu. Arbatos rinkinys. Arbatos visą laiką reikia, ypač žiemai, nes tiesiog, kad sušiltumėt. Ir kuprinė arba rankinukas, tai čia labiau gal į mokyklą, bet šiaip kuprinės visą laiką reikia turėti, nes jeigu važiuojat pas kokią draugę lyg nakvot susidėti daiktus, tai
tikrai visą laiką jos prireiks, o rankinukas, kad jau būti pasijausti tokiai jau biškį, nu, tiesiog išeiti į miestelį su kokiu rankinuku, žinot, tokia, nu, arba šiaip dabar daug kas nešasi rankinukus į mokyklą, aš planuoju gal kitais metais irgi tą darysiu, bet jo, tai šiaip tiek pasakiau tokius maždaug esminius dalykus, bet tikrai galima tiek ir ten dviračių prašyt, pačiūžų, paspirtukų, riedučių, ten ką jau jūs naudojat iš sporto dalykų, bet čia maždaug tokios paprastesnės idėjos, ką galėtumėt padovanot. Tai tikiuosi, kad jums patiko žiūrėt ir tikiuosi, kad radot tikrai idėjų, ką galėtumėt patys paprašyt arba padovanoti kažkam. Tai vat, ačiū, kad žiūrėt, nepamirškit pasubscribinti, palaikinti ir būti pozityvus. O mes susitiksime kitame video. Čiau!